Avinas šiaip užsispyręs kaip asmenybė. Su tokiu dėrybos įmanomos tik į didesnę pusę, jeigu jau ten kažkokie prasideda pirkimai, pardavimai. Geras ženklas šią savaitę, jie išėjus iš laiptinės, nuorūkų kvapas ateina iš šoninės pusės. Be abejo, gal būtų esminis patarimas, kad avinams tinkamiausi objektai tai yra pastatyti būtent iš monolito, kur ten, taip sakant, viskas kaip sunerta. Tvirta. Kaip sunerta, taip ir stovi, kaip ten jau tu pabandyk, žinai, spintelę pasikabinti monolitiniam bute. Žinai, tas jau grąžtas kaltas turi būti, kur nieko negalima keisti, nieko, jokių pertvarų nenugriausi, jau ten jokie kaprizai, žinai, sujungti kažkokius ten kambarius, pasididinti, pasimažinti, yra neįmanomi tiesiog. Žodžiu, viskas yra taip, kaip yra. Žmonės yra užsispyrę, jie tiksliai žino, kad taip turi būti, laikosi taisyklių, liftas nebūtinas. Nereikia. Gali žmogus užlipti iki 16 aukšto. Iš principo. Tai būtent. Lips ir užlips. Aš esu girdėjęs tokią istoriją, kad ekskursija buvo į televizijos bokštą ir ten, žinai, du liftai, man atrodo, jeigu teisingai atsimenu. Ir labai ilgai eilė buvo. Ir vienas avinas, kaip paskui paaiškėjo, tiesiog laiptais užlipo. Dažnai visi galvoja, kad lipo, matyt, pirmas ir užlipo, nes visi eiliai laukia. Ir iš tiesų labai užlipo vėliau, nes ten tiek buvo daug laiptų. Ir kodėl tu nepasidavai, tai aišku, iš principo avinas niekada nepasiduoda. Bet jau kai jau buvo nusprendęs tikrai pasiduoti, nes, sunku buvo, žmogus metuose. Jis buvo taip toli užlipęs, kad jis nežino, ten nėra sunumeruota aukštais, ten lipi kol užlipi. Tiksliai Ten nepamenu. tokia kaip šachta. Bet žodžiu, jam buvo per vėlų jau apsigalvoti, jis tada jau savo principais turėjo užlipti ir po to labai buvo tylus toje ekskursijai. Kita vertus, jeigu avinas turi šeimos kažkokį ūkį, vienetą, gyvena ne vienas, tai be abejo būtinas garažas. Būtinas garažas, kuriame galėtų atsitraukti nuo žmonių, krapštytis, nesivelti tuos, taip sakant, konfliktus, kurie be abejo kyla namuose. Nėra namų be dūmų, kaip juokauja ugniagesiai. Ir ten, žinai, tam garaže net ta automašina nėra būtina. Ten krapštytis kažką, lituot galų gale, vis tiek daiktai genda, reikia perlituot laidus. Be abejo, mašina garaže tik vietą užima iš tiesų. Čia aš net pastebėjau, kad daug kas turi garažų masyvose įsigiję tos garažus. Vienu metu ten buvo toks, man atrodo, aptingimas garažų statytojų pusėje, kada jie pradėjo be duobės statyti garažus. Aš suprantu, kai yra antras aukštas. Kai išlaitė pastatytas. Taip, bet būna, kad ir pirmam aukšte nėra duobės, tai čia labiau toks jau pasidaryk pats momentas, net pastatysi per plačią, tai žiūrėk, jau žinai, ir mašina įgarmės tau į vidų ir pats dar įkrisi, žinai, kiek žmonių yra įkritę. Man atrodo, net kažkokia asociacija yra kritusių į garažo duobę žmonių asociacija, nes visi dalinasi, žinai, šitą patirtimį. Diena išauš ir pasigirdo trimitai ir jie mums pasakė, kas atsitiko.